Miesto angelė, tu parašei man laišką, atsakymo nelaukęs atskridai, nejaugi tai skubu. Labai skubu, dangaus angelė. Laiške rašai, jog tavo gimtajame mieste dedasi neįtikėtini dalykai, jog tavo miesto žmonės suregino merginą miesto aikštėje. Ją pripažino esant ragana, patvirtino pilies teismas. Ragana? Rašai, jog ta mergina buvo įsimylėjusi gražuolį rūmų raštininką, tačiau be atsako. Tad jį vargšelė griebėsi burtų, išlupo grindinio akmenį, pakasė katino kojas palei rūmų raštinės duris, įdėjo savo plaukų sruogą į duobutę, tikėdamasi sulaukti gražuolio dėmesio. Po savaitės tie rūmai, tai yra raštinė, užsidegė. Kokia primityvi niekšybė! Šio miesto žmogų žemai puolė. Skaityk toliau. Dėl to ją apkaltino raganavimu. Esą dėl burtų užsidegė ir sudegė raštinės rakandai, knygų matricos stalai. Ją tardė miesto kalėjime, lupo nagus ir skandino, o jį galiausiai atsipažino. Tu juk žinai, kas padegė raštinę, tas žmogus nemėgo knygų, jam neįtiko raštinės veikla, todėl prisidengęs nelaimėlės meilę, laukė patogaus momento, naktį per langą imti karštų žarijų. Mačiau tai, kad aš negalėjau įsikišti žmonių reikalus be tavo žinios. Todėl ir parašiau tau ir nekantrauju. Ieškosim išeities, ieškosim išeities. Man iš tikrųjų skaudu apie tai rašyti tau, trukdyti tavo šventą laiką, narpliojant savojo miesto bėdas, bet dėl naivių ir nekaltų meilės burtų pražudyti jauną sielą. Kurgi žiūri miestelėnų akis? Kur? Į turgaus aikštę? Tarp dvokiančių žuvų ir skarmalų, tarp spurvo sieloje ir iškraipytų geidulių šešėlių. Jiems gerai. Pažvelgti jiems kitaip neleidžia malonumų siena, išmūryta nuo pat gimimo širdyse. Išgelbėti te gali pažinimas per mintį, knygos balsą, širdį. Tu kiaurai permatai žmonių sielas, ne kartą ir ne du. Siuntė įspėjamuosius ženklus į miestą. Prašau, ir šį kartą tavęs, pagelbėk man kovoti su žmonių aklumu. Prašai? Gerai, aš duosiu tau vandens. Palauk, tuojau atnešiu intą. Laikykgi. Nešk jiems žemyn ir liepk jiems gerti jo, kad praregėtų, kad susivoktų, kad raštinės veiklą pašlovintų
pastatydami naujus knygų rūmus. Ar ši sunki užduotis negąsdina tavęs, atskridusio iš miesto, kur stovi ant kalvų? Ne. Skrisgi žemyn ir gelbėk juos, o aš surasiu tos nelaimėlės sielą. Ji nekalta, ji ant sparnų nešioja dvasios meilė, tad ją globosiu aš, paguosiu ją ir nuraminsiu. Skrisgi žemyn, ko lauki? Ačiū už pagalbą ir sudie. Kam vandens? Kas nori paragauti švaraus vandens? Giliau, po šūkų. Sakai, gali duoti švaraus vandens? Nešk indą įpilsiu. Tuojau. O gal jas užnuodytas? Maža ką šiais laikais. Jūs netikite manimi? Abejonių kyla. O gal apsimetėlis? Gal nori namus padegti? Kažta, ragana nelaimėlė. Vargšų čia visokie. Ir pardavinėja vandenį. Aš nepardavinėju. Man pinigų nereikia. Tau nereikia pinigų? Mainais aš noriu kai ko paprašyti. Paprašyti? Jūs paragaukite. Tai kas tu toks? Aš vandens nešiotojas. Matau, įpilk. Bet pirmą paragauk jo pats. Aš išgersiu šį indą vandens prie jūsų akių. Vandenėlis liko gyvas ir aš noriu paragauti tavojo vandens. Ir aš. Ir man įpilk. Ir man dar. Ir aš norėčiau. Pačiu laiku pasirodė. Mūsų miestas ruošiasi šventei. Čia bus jomarkas su dešrelėm galum, o naktį virš miesto švies fejerverkai. Šoks kažkoks kabaretas iš rytų, o iš vakarų atplauks magas su gražuole, kurią jis žada perpjauti dvi dalis ir jas vėl sulipdyti į vieną. Dainuos visokie nematyti gyvūnai iš pietų,
Ir tu galėsi atnešti šitą vandens. Tokio gardaus ir atrodančio it krištalas. Išgerk dar, jeigu vandens. Girdėjau nelaimę nesudeginot ant laužo. Taip, jai raganai reikia. Kur tu kažkokių užsimanė? Gražuolio įsigeidė. Jo visas miesto mergos nori. Ką šita? Peršok per save norėjo. Ant keršelių užsigeidė. Ar tikrai tai buvo? Kam tai nelaimėliai padeginėti rūmų raštinę? Pagalvokite, gal yra mieste žmonių, kurie nemėgsta knygų. Priešinasi kokiu klastingu būdu. Tas žmogus gyvena netoliese jūsų rūmose ant kalvos. Jis yra pirklys. Pirklys? Aš sakiau, kad pirklys tikrai pirklys. 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 Pirkliui priklauso turgaus aikštė. Ir Ir ten veikia žmonių praėjimo. O neįgimų raštinė. tikrai taip. Tai ko norėtų, kaip pirmą sakei? Aš norėčiau, kad man padovanotumėte to knygą, ar galėtų? Kam jos tau? Aš noriu atiduoti jas visiems knygų rūmams. Taip pat noriu perduoti širdyje žmonėms, kurie užrašytumėte iš naujos raštinės turų. Mintis nedega. Žodyje švarus kaip krištolas vanduo. Ar suprato? Mums nereikia iš tos pompastikos, to gyvą pavyzdį. Vandenešį. Tai gal šį užrašą parodyk pirkliui, gal jis supras taip, kaip tu mums siūlai suprasti. Mintis nesudega. Ir knygos, o ne fokusai išgelbė šitą miestą. Mintis nesudega. Fokusai išgelbės miestą, mintis nesudega, fokusai išgelbės miestą. Jūs abejojate, nesupratote manęs. Nelaimėlė kentėdama išgėrė meilės taurę. Iš jos sielos švari viskas sklido. Prasmingi žodžiai giminiai iš jos širdies, jausmingi gražūs žodžiai puošė miestą. Nedegė jokie pelėsiai ir švytėjo, mes matom ten aukštai ir nuodėjome. Tačiau staiga paslenko šiltas ir tamsus, lyg švina debesis. Sėlina ir linda, tokia diena namų dalis. Jūs patikėjote melu, pasidavėte pirklio klastai. Magas iš pietų yra jums jaukas turgaus aikštėje, kad pirklio vyną ir biskučius pirktumėte nuolatos. Jeigu jūs abejojate mano vandens švarumu, tai aš iškviesiu nelaimėlę sielą ir jį papasakos apie tai. Gyvais žodžiais. Juokauji tu vandenešį. Mes ją sudeginom. Mums buvo gaila jos, bet mus pirklys įtikino, kad ji yra raganų ragana ir gali kiekvieną namą apkerėti, padegti. O tas gražuolis raštininkas apsidžiaugė, kai suvokė, kad išvengė mirties. Knygos gali numeluoti. Įrodymų ir faktų. O tu gali dabar ją mums čia parodyti. O, žmogau, jūs apsčiai įrodymų.
aš pakviesiu ją. Ateik iš debesies nelaimėne ir pasakyk žmonėms, kodėl jie tiki pirklio pasakomis, o tavo tyra meilės dvasia subjaurojo. Nelaimingoji, ką širdyje nešioji, kalbėk žmonėms suprantama kalba. Aš gaučiau jo kvapus. Gražuolį raštininką pamilau netyčia. Užteko tik akimirkos. Mano širdį perėjo karščiu. Aš sustingau, paskui per nugarą bėgo šiurpuliukai. Sudrebėjau lyg drugio plečiama. Nulipau laiptai žemyn. Laikiausi iš turėklų, kad nepaliūčiau. Aš bėgau toli nuo jo akių ir raštinis ąžuolinių durų, net nesuvokdama, kodėl mane užpuolė šis bauginantis ir stebuklingas jaudulys. Aš gaučiau kvapus vėliau, kai jis praeidavo prie mane. Rankoje laikydavo ne mano ranką, o knygas. Aš jo paveikslą nulipčiau. Vandenyje mačiau jo nosį, lūpas, aukštą kaktą. Aš puoliau stačia galva skaityti visas knygas, kuris jis man išduodavo. Tik lapas ir sudie, jo mandagumas glostė mano širdį. Jo dėmesys visiems atslėgė. Aš norėjau prisiglausti ir priaugti, lyg šaka prie ostamens. Aš bėgau platinti Jesuonos pažintinės knygas. Kalbėjau turgaus prieigose. Skaičiau pasakas jūsų vaikams, kuris reikėjo stebuklingų žodžių. Aš nekalta, kad jūs manęs taip nepamilo. Tu buvai tik guvernantė. Bet užtat kokia drąsuolė. Juk pro turgaus suolį visiems aiškinai, kas tikra ir kas ne. Mes girdėdavom, kokią žalą atneša pigūs triukai. Šnekėjai kaip tas vandenešys dabar, kurio vanduo sužadino vaizduotę. Šito labiausiai ir bijojo pirklys. Tu palietė jo ambicijas. Nelaimėlė, reikėjo tau jau šalintis. Arba užsidaryti vienuolyne. Ne, aš negalėjau jį palikti, o per sunku. Dėl to pirklys susidorojo su tavim nelaimėlė. Dėl to pasklido melas mūsų mieste. Duok atsigerti man vandenešį, gerklė išdžiūvo. Ar žinote, ką slepia pirklio rūmai? Nežinom. Norėtumėte išgirsti? Taip. Mes norime suprasti.
pirklio rūmų sienos, tik suvoksite, aš sakiau. Tada galbūt ir jūs norėsite nelaimėlę išteisinti. Nelaimė žinojo apie tai ir garsiai kalbėjo, bet jūs negirdėjote. Mums dabar įdomu, papasakokit. Kad tu kad vaidinai nelaimėlę, o tai mums didžiulės skaičius. Arba stebuklas. Stebuklas, tai tikėtinas dalykas, staigmena, stebuklas. Geriau! Tai ką ten slepia pirklio siena? Šie rūmai ant kalvos, aptverti aukštą mūrinę tvorą, slepia pirklio kieme pastatytus terariumus, kuriuose buvo auginami ropliai ir gyvatės, Ropliai ir gyvatės! o angare dirbo du karščiai. Tame angaro gale tą odą kirpo ir siuvo rankinės, batus, botagus, pirštinės, tarnai ir vergai. Rankinės, pirštinės, botagus, batus, tarnai ir vergai. Tuos aligatorius mėgino šunieną ir atliekomis, surinktomis turgaus aikštėje. Vaidino šunieną ir atliekomis surinktomis turgaus aikštėje. Tai roplių pritrūkdavo. Rankinės buvo siuvamos iš šunų odos. Iš šunų odos! Tas rankinės taip pat buvo paklausos tarp miesto moterų. Paklausos tarp miesto moterų. Nelaimėlė, sužinojusi šią žinią, iš raštinėje dirbusios draugės prakalbo apie tai, esą tos rankinės buvo atvežamos ne iš rytų ar vakarų, o siuvamos iš nuodos pirklio tarnų. Tos rankinės iš pietų ar vakarų, jos iš šunų odos. Nelaimėlė atskleidė pirklio paslaptį. Dėl to pirklys norėjo nelaimėlę nuskinti kaip gėlę. Tai yra nužudyti, kaip žudo skorpionas suleisdamas nuodų, klastingai šokinėdamas apie auką. Ir padėjo rūmų raštinę, apkaltindamas tą vargšę nelaimėlę. Vadinasi, visi tie batai, visos rankinės, tariamai iš pietų vežamos ir plukdomos, tai yra tik šnipštas, blefas ir pirklio apgaulė. Taip, taip, aš pavargau. Girdėjote, ką jums pasakė? Supratote dabar? Tu iš tikrųjų pamanai, gali palikti mums. Taip, pailsėk.
žodžiai, jis sukelia aistras, tarytum vėjas pašiaušia bangas, išgauna širdį, kerta per šaknis arba paglosto sielą. Ar supratote dabar mane? Ar supratote mane? Prašau, surinkite knygas ir neškite į rūmus. Tegul atgimsta biblioteka kaip nauja, dangiška viltis, prikelti dvasios svarų žodį jūsų širdise. Ar supratote? Ar supratote? Klausykite visi, ką tik man pranešė, kad toj krepilys atbėgs šionai. Su savo padėjėju ūkvedžio. Jo vien paskelbta skaudžiai. Pirkly, girdėjai, ką žmonėms plepa vandenešys? Kas ten kalbėjo? Supratote mane? Supratote mane? Ir prašinėja knygų. Mainais už vandenį. Išgirdote ar sužinojote? Ir taip, ir taip. Kaip patogiau? Ir kasgi šiandien laikais tavo knygas skaito? Ir girdi nesirėmus. Ne vynu, o kažkokiu vandeniu? Tai mano miestas. Aš Turgaus aikštę paverčiau kitokią raštinę. Daviau žmonėms aromatingą vyną. Ar jūs patenkinti, miesto žmonės? Patenkinti nors nelabai. Mes sužinojom tiesą iš nelaimėlės. Išverta! Moteris, jūsų garderobas piktas, surūšiuotas, rankinės iš krokodilo odos. Aš pats dėrėjausi su pirkliais iš rytų, plukdžiau laivu. O jeigu tu meluoji? Ką? O jeigu tu kalbi netiesą? Ką? Nelaimėlė sakė, kad jūs žudėte šunis ir rūkote jų Melagė. odas? Melagė! Ragana jinai! O dėl ko nelaimėlė reikėjo padėti raštinę? Buvo tik guvernantė, kokius rašto mūsų vaikus. Nusilpo tik varšelė, kai įsimylėjusi iki ausų tą gražuolį raštininką negavo atsako. Per meilę ji neteko proto ir sugalvojo kurtais prisišaukti meilę. Netekus proto, į tapo pavojingą miestą! Ir mes gerai padarėme, kad sudeginome ją Turgaus aikštėje! Aš pradedu suvokti didžiulį sąmokslą prieš šią nelaimėlę. Tai tu, žmogžudys, tai tave reikia keisti. Tu sugalvojai keršto planą, padidai raštinę ir papirkai tą pilies teismą. Vandenešį, duok atsigerti vandens. Ar girdite mane, žmonės? Nepasiduokite! Ar girdite mane? Atsigerk vandens ukvedėlį. Būtų su to vandeniu. Atsigerk ir tu vandens pirkly. Šalim! Geriau, aš jums pasiūsiu batus iš krokodilo odus. Tik vienkite jūs šio vandenešio klubos. Geriau, sudeginkim knygas. Ukveli, sukurkim laužą. O nesukvedys, puola. Noriu padėti knygas. Nepasiduokite. Mes jau neleiskime mūsų žemės. Vandenešį kurtu. Dabar žinau, pirkly, kodėl niekai nepavyko šūkti. Juos gaudyti.
Bet aš jums visiems padovanosiu batus krokodilo odos, o Turgaus aikštėje magas iš pietų jau stato palapinę, kur perpjausiu tyliai dvi dalis ir vėl sulindysiu vieną kūną. Vidurnaktį švytės saliut, sproginės petardas, šoks kabaretas iš rytų. Tai bus didžiulė miesto šventė. Aš pavaišinsiu šarmanu šis vietus ir kraštus. Vandenešiai, mes nueisim pažiūrėti fokusą. Saliuto! Jums rodys kelią, pasiimam savo rogelės, pareiga į šventę! Netikėkite jais, žmonės! Šlap, mūsų sugrįžti. Tu dirbai daug, Aš nepatenkintas. pradžia yra tokia, be paliovos kovosime su jais. Su aklumu. Vanduo padėjo. Jie nebenori deginti nelaimėmis. Taigi šiek tiek nusileido, kitokių balsų pradėjau. Ir mes nenuleisime rankų. Nešk šį knygų namą, Angelė, į buvusios sudegintos rūmų raštinės vietą. Aš knygų rūmus per naktį pastatysiu. Juk medžiaga yra. Ko tu nesidžiaugi? Tamsos vaikai, tamsos vaikai, kada ateis šviesos. Tamsos vaikai, tamsos vaikai, kada ateis šviesos laikai. Tamsos vaikai, tamsos vaikai, kada ateis šviesos laikai. Tamsos vaikai, tamsos vaikai, kada ateis šviesos laikai.